Na ir pabaigai norėtumėm pakviesti žvilgtelti į ateitį, į sprendimus ir inovacijas, kurios nuolat keičia mūsų kasdienybę bei formuoja rytojaus technologinę aplinką. Nuo diskusijų ir įžvalgų pereikime prie ateities technologijų. Metas pamatyti, kokia ateitis laukia kaupimo sistemų. Tai kviečiame Vilniaus universiteto magistrantę, kuri rengia baigiamąjį darbą fizinių ir technologijos mokslų centre, Dovilę Škarnulytę. Aplodismentai. Šiandien ji mums papasakos apie energijos kaupimo sistemų ateitį. Prašom, Dovilė. Labadiena visiems, aš esu Dovilė Škarnulytė, na ir kaip jau minėjau, šiandieną noriu truputėlį papasakoti apie energijos kaupimo sistemų ateitį, na konkrečiau apie baterijas, kurios yra įrenginiai, kurie elektrocheminių reakcijų metu susidarančią energiją paverčia elektros energiją. Na ir ateities scenarijų gali būti begalė. Na ir aš šiandieną noriu aptarti būtent tokį, kokį mes įsivaizduojame fizinių ir technologijos mokslų centre. Mano pristatymą sudarys šios 4 dalys. Na ir norėčiau pradėti nuo motyvacijos. Taigi yra žinoma, kad didžioji dalis elektros energijos vis dar yra gaunama iš iškastinio kuro, kurio vartojimas, žinoma, turi daug tokių neigiamų pasekmių. Bet gera žinia yra ta, kad vis didesnė dalis energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Na ir pagal Tarptautinės energetikos agentūros duomenis 2023 metais buvo nustatyta, kad 35% jos yra gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, na ir 2030 metais yra prognozuojama, jog ši vertė pakils iki 45%, kas iš tiesų yra labai gerai, tačiau su tuo vėlgi atsiranda naujos problemos, kadangi tai yra tokie nepastovūs šaltiniai ir energija gali būti gaminama tada, kada jos poreikis yra mažas, didelis, na ir atvirkščiai. Na ir vienas sprendimo būdų būtent ir yra energijos kaupimo įrenginiai, aš į tai koncentruojuosi, kadangi mes būtent ir akcentuojamės dėl stacionarių energijos kaupimų įrenginių kūrimu. Na ir noriu trumpai prieš eidama į ateitį peržvelgti istoriją baterijų, kuri prasidėjo 1800 metais nuo italų chemiko A. Voltos. Na ir jisai sukūrė pirmą bateriją, kuri buvo tokia paprasta, jisai tiesiog sudėjo vario ir cinko plokšteles vieną ant kitos, na ir jas atskyrė tokių popierių išmirkytos druskos tirpale. Na ir tai parodo iš esmės, kad baterija sudaro pagrindinės dalys, tai yra katodas, anodas, elektrolitas ir žinoma reikia nepamiršti kontaktų, taip štai kaip jinai atrodė. Na ir toliau Frederikas Danielis patobulino šį modelį. Tai yra britų chemikas, na ir jisai tiesiog tuos pačius metalus atskyrė tokių porėtų indų, na ir jos buvo naudojamos telegrafuose, tuo metu tai buvo 1 volto standartas, dabar tai būtų 1,1 volto, na ir vėliau buvo sukurtos ir kitos cinko, mangano oksido, cinko sidabro oksido baterijos ir jos buvo panašios tuo, kad jas iškrovus mes jų negalime pakartotinai įkrauti ir jos priskiriamos yra pirminio tipo baterijoms. Na ir pirmasis, kuris sukūrė antrinio tipo baterijas, tai buvo prancūzų fizikas Gaston Plante. Tai yra švino rūgšties baterija, jisai naudojo šviną, švino dioksidą, siros rūgšties tirpale. Na ir kuomet iškraunama yra baterija, mes gauname švino sulfatą, o kai įkrauname vėl, gauname tą pradinę formą, na ir visi žinome, kad jos dabar yra naudojamos ir dažniausiai automobilių elektrolituose. Tai jos yra palyginti pigios, taip pat yra atidirbta perdirbimo technologija, tačiau naudojamas yra sunkusis metalas švinas. Kita svarbi baterijų technologija tai buvo jau švedų mokslininko sukurta, tai yra nikelio kadmio baterijos. Na ir jas galima iki šiol įsigyti, tačiau kadmis yra brangus, tai yra retas metalas ir tiesiog jisai irgi taip pat yra sunkusis. Na ir patobulinus šią technologiją, nikelio metalo hidrido baterijos jau buvo naudojamos ir pirmame Toyota Prius hibride.
Dabar noriu persikelti į 20 amžių ir čia buvo tikrai daug mokslininkų prisidėta prie ličio jonų baterijų, kurios yra dabar labai svarbios. Na ir 2019 metais jie buvo įvertinti chemijos Nobelio premija, tai John Goodenough, Stanley Whittingham ir Akira Yoshino. Na ir 1970 metais Whittingham sugalvojo pirmą ličio jonų bateriją, kuri naudojo metalinį litį kaip anodą, tuomet titano disulfidą kaip katodą. Na ir ši kristalinė struktūra pasižymi, kad ten yra tokių ertmių tarpų, kur gali vaikščioti ličio jonai. Bet kai buvo pradėtos masiškai gaminti šios baterijos, tai labai dažnai kildavo gaisrai ir gaisrininkai grasino, kad turės ir sumokėti. Na ir vėliau išsiaiškino, kad jie kyla todėl, nes kuomet nutirpsta pakartotinai litis, tai jisai nusėda netolygiai, bet tačiau susidaro tokie spygliai, kurie ilgainiui gali susijungti su katodu, na ir būti sprogimų priežastis. Vėliau Goodenough jisai sugalvojo, kuo galima pakeisti katodą, tai yra kobalto oksidų, vėlgi tai ten gali ličio jonai pakartotinai įsiterpinėti ir įtampa padidėjo dvigubai, kas buvo labai svarbu, norint naudoti tam tikrus prietaisus. Na ir paskutinysis mokslininkas, jisai sugalvojo, kuogi galima pakeisti metalinį litį, na ir tai buvo grafitas, kuris yra sluoksniuota struktūra, mes galime ten įterpti pakartotinai ličio jonus. Na ir ličio baterijos labai išpopuliarėjo, jos yra pagrinde naudojamos elektromobiliuose, baterijų parkuose, na ir įvairiems įrenginiams. Turime ir baterijų parkų ir Lietuvoje, man pačiai teko apsilankyti viename jų Vilniuje. Vis dėlto yra vis tiek problemų su ličio jonų baterijomis, kadangi karts nuo karto matome, jog jos užsidega, na ir tai būtent vyksta dėl to, nes naudojami organiniai elektrolitai, kurie yra degus. Taip pat kita problema yra, kad ličio kaip metalo paplitimas Žemėje yra pakankamai mažas, kas daro įtaką kainai. Yra ir kitų problemų, bet noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į šį grafiką, kuriame yra tiesiog prognozuojama, kokios baterijų technologijos manoma vyraus ateityje. Tai mes esame čia, kada mes pagrindę naudojame ličio geležies fosfatą, nikelio mangano kobaltą, tai yra kitokios ličio jonų baterijos ir planuojame, kad ateityje mes pereisime prie kitokių baterijų, kurios yra vadinamos naujos kartos, tai yra post-ličio, ką mes naudosime vietoje jo. Ir šiuo metu jau atsirandanti technologija, tai yra natrio jonų baterijos, kadangi natrio yra labai daug, tai tas galėtų padėti sumažinti kainą ir čia yra pavaizduota, kokios yra dažniausios natrio jonų baterijų konfiguracijos, tai yra naudojami įvairūs metalų oksidai, belino mėlynasis, jo analogai ir šios vėlgi medžiagos yra tokios, į kurias galime pakartotinai įterpti ir ištraukti natrio jonus. Na, o kaip anodas yra naudojamas vėlgi tokia kieta anglis, nes tiesiog natrio jonai yra didesni ir jie negali įsiterpti į grafito struktūrą. Vėlgi nėra atsisakoma organinių elektrolitų, todėl gaisro rizika vis dar išlieka. Na ir didžiausia ličio jonų baterijų gamintoja, CATL, jinai jau pradėjo masinę natrio jonų gamybą ir šių metų vasarį paskelbė, kad jau masiškai pradėjo gaminti ir pirmuosius elektroautomobilius, kuriuose bus naudojamos natrio jonų baterijos ir jau klientus turėtų pasiekti šių metų viduryje. Taip, ir dabar noriu pereiti, ką mes veikime fizinių technologijų mokslo centre. Tai mūsų grupė yra elektrocheminės energijos saugojimo grupė, tai yra bendra mūsų nuotrauka, na ir mūsų vadovas yra profesorius Linas Vilčiauskas ir taip pat turime savo tinklapį, kurį galite aplankyti, jeigu įdomu, ten yra aprašyta, ką mes darome, publikacijos visos projektai, ties kuriais dirbame, na ir
Kokį mes norime dar vieną žingsnį žengti baterijose, tai yra pakeisti organinius elektrolitus, kurie yra degus, į vandeninius, jie būtų pigesni, saugesni. Na ir viena iš temų tai yra vandeninės natrio jonų baterijos. Na ir mes bandome įvairias katodinės ir anodinės medžiagas, tarp jų yra Berlyno baltasis skirtingos struktūros, taip pat natrio geležies fosfatas, natrio titano fosfatas. Na ir jie sieja tai, kad galite pamatyti, jog jos irgi yra tokios atviro karkaso struktūros, į kurias mes galime įterpinėti natrio jonus. Taip pat kita iš temų tai yra vandeninės cinko jonų baterijos. Na ir cinkas jisai išsiskiria tuo, kad jeigu, tarkim, natrio metalas, ličio metalas, jisai agresyviai reaguoja su vandeniu, tuo tarpu cinkas yra stabilus ir mes jį galime naudoti tiesiog kaip metalą. Bet problemų yra, kad mes nežinom, ką pasirinkti kaip katodą, kuris būtų stabilus. Na ir vienas iš potencialių kandidatų tai yra mangano oksidas. Ir matote, viena medžiaga, bet ji gali turėti daug įvairių struktūrų. Tai gali būti alfa, beta, gama, mangano oksidas. Čia yra pavaizduotos, kaip atrodo. Na ir iš nuotraukos jau matosi, kad kur būtų galima būtent įstatyti tuos cinko jonus į jas. Ir noriu papasakoti apie kitą temą, ties kurio būtent ir aš dirbu, tai yra vėlgi vandeninės cinko jonų baterijos, kuriuose kaip anodą naudoju metalinį cinką, tuo tarpu kaip katodą cinko oksicianoferatą, kuris yra Berlyno mėlyno analogas, na ir kaip elektrolitą vienmoliarinį cinko sulfatą. Čia matote, kokių struktūrų gali būti ir kur galėtų įsiterpti cinko jonai. Na ir kad būtų įdomiau, aš tiesiog sugalvojau parodyti, koks yra darbas laboratorijoje, jog mes turime daug galimybių ir galime iš esmės sukurti bateriją nuo A iki Ž, kaip pavadinau. Tai viskas, žinoma, prasideda nuo sintezės, kadangi aš esu chemikė, tai turiu sugalvoti, kokią medžiagą ruošiu, kaip ją gaminsiu. Na ir čia yra labai paprastas metodas pasirinktas. Nes grožis slypi dažniausiai paprastume, tai tiesiog yra lašinami du skirtingi tirpalai. Jie tuomet vienas su kitu sureaguoja ir susidaro tokios netirpos nuosėdos vandenyje. Taip, tai matosi, jisai susidrumšė, gavome savo produktą. Na ir tuomet vykdomas yra plovimas. Nes tiesiog reakcija pilnai niekada negali įvykti ir mes norime atplauti, tarkim, nesureagavusius pradinius reagentus ir kad mūsų medžiaga būtų kuo grynesnė. Aš čia taip greitai parodau, kad tiesiog yra džiovinama, nes nuo džiovinimo sąlygų priklauso, kokią struktūrą gausime ir nuo to skirsis elektrocheminės savybės. Čia medžiaga yra tiesiog sugrūdama, na ir yra ruošiamas elektrodas. Tai mes įdarome, aš iš pradžių pasveriu tą aktyvę medžiagą, kuri buvo ruošiama ir džiovinama. Tuomet aš sversiu anglį. Tai yra tiesiog porėta anglis, kadangi ta pati medžiaga nėra į savęs laidi. Todėl mes sumaišome su anglimi, kad atsirastų laidumas, galėtume naudoti kaip elektrodą, na ir dedu tokius rutulius, kadangi bus naudojamas planetarinis rutulinis malūnas, kuris mums padės gauti tokią vientisą masę. Taip, tai čia yra pritvirtinama, na ir kiekvienas žingsnis iš tiesų reikalauja tokio optimizavimo, turime žiūrėti, kiek laiko maišysim, kiek medžiagų dėsim, kokius santykius, na ir dabar yra atskiriami rutuliai ir yra ruošiamas šlapias maišymas, vadinasi. Tai dedame rišiklį tam, kad mūsų medžiaga laikytųsi, būtų tokia vientisa, jinai nenutrupėtų ir tuomet yra lašinamas toks tirpiklis, kad gautumėm tinkamą konsistenciją tepimui. Taip, na ir čia jau praleidau maišymą, bet kaip matote, turim tokį įrenginį, kuris atlieka tepimą, uždedame aliuminio foliją, tuomet tokį stovą, kuris yra su kalibruotu aukščiu ir tuomet tepame savo elektrodą, čia aš nerodau džiovinimo, bet jau gautą elektrodą ruošime baterijai, įsikerpame reikiamo dydžio elektrodą, jį pernašame nuo aliuminio ant nerūdijančio pieno tinklelio, nes pats aliuminis gali reaguoti elektrocheminėje reakcijoje. Na ir čia matote, kaip jau yra dedama monetos tipo baterija. Tai labai paprasta, ten buvo dedamas metalinis cinkas, separatorius, ta susintetinta medžiaga, tas elektrodas. Na ir tuomet aš dedu elektrolitą.
kuris yra vienmoliarinis cinko sulfatas, tai yra vandeninis tirpalas. Na ir galiausiai turime sudėtą bateriją. Taip, čia yra baterija suspaudžiama. Na ir aš ją uždėjau pakrauti. Taip, tai aš atsinešiau savo pakrautas baterijas, tiesiog noriu parodyti, kad jos tikrai veikia. Ir aš abejoju, ar matysit, kas bus gale. Taip, ir jeigu matote, galite pasižiūrėti, jog, tarkim, raudona lemputė jį dega, geltona taip pat, tačiau žalia jau nebedega, nes tiesiog neužtenka įtampos, aš tada galiu nuosekliai nusijungti 2 baterijas. Taip, ir dabar tikiuosi matote, jog dega žalia lemputė, galima uždėti, turiu dar mėlyną. Taip, vėlgi matote dega, na ir jos iš tiesų veikia, aš tikrai nepirkau iš parduotuvės. Na ir tiesiog noriu bendrai parodyti, kad čia yra smagioji dalis, kaip galime naudoti elektrodą, bet jie dažniausiai yra naudojami įvairiems elektrocheminiams tyrimams ir mes turim įvairių celių. Tai čia noriu pasigirti tokia, kurią sukūrė mano baigiamo darbo vadovas. Jisai pats padarė dizainą, mums ją padarė kiti, kad būtų fiziškai galima naudotis. Ir matote, kad mes galime viską sujungti, bateriją savo, ir čia yra toks langas, per kurį mes galime šviesti, tarkim, lazeriu arba rentgeno spinduliais ir taip atlikti įvairius tyrimus, kad tiesiog matytume, kaip, tarkim, kinta struktūra būtent krovimo ir iškrovimo metu, kad ta baterija veikia. Na ir aš atsinešiau ir kitokių celių. Tai jeigu bus įdomu, aš jas paliksiu, na ir po renginio galite tiesiog prabėgti, pasižiūrėti, pačiupinėti, na ir išardyti. Turime, na ir kitokių visokių celių, tad jeigu įdomu, tikrai kviečiu. Na ir apibendrindama tiesiog noriu pasakyti, kad Fizinių ir technologijų mokslų centre mes turime labai daug galimybių kurti ir daryti, ką iš tiesų sugalvojame, ir tikiuosi, kad vandeninės jonų baterijos taps ateityje plačiai pritaikomos. Ačiū uždėmesi. Ačiū uždėmesi. Dar porą klausimų turime ir iš auditorijos. Jeigu galėtum, Dovilė, atsakyti, tai pirmas klausimas būtų apie solid state baterijas. Ar teko su jomis padirbėti, gal turite kažkokių pastabų apie solid state baterijas? Aš esu girdėjusi apie solid state baterijas ir jeigu neklystu, pas mus irgi kita grupė dirba ties jomis. Bet tačiau ten irgi yra savų niuansų, kad mažesnis laidumas, vandens vis tiek yra didesnis ir iš tiesų sudėtinga man pakomentuoti, kadangi aš su jomis tiesiog daug nedirbu ir man vandeninės atrodo, žinoma, geriausios. Supratau. Ir dar turime klausimą. Ar teko domėtis baterijų elektromobiliuose galimo elektromagnetinio spinduliavimo klausimais? Kiek šitie klausimai turi pagrindo? Ačiū labai už klausimą. Iš tiesų, kaip ir minėjau, aš tiksliai negaliu atsakyti, kadangi mes būtent orientuojamės į stacionarius energijos kaupimo įrenginius, kadangi tos baterijos, kurias mes kuriame, jų specifinė talpa, jinai būtų mažesnė, kas apsunkintų tą bateriją ir jos nebebūtų tinkamos elektromobiliams, o geros būtų tuo metu baterijų parkams, nes ten yra daug baterijų vienoje vietoje ir norime užtikrinti, kad jos būtų saugios. Tai į tą specifinį klausimą reikėtų pasidomėti, kad galėčiau atsakyti. Taip pat dar iš auditorijos vienas klausimas. Sakykite, prašau, natrio baterijos jau tai gyvenimas ir daugmaž jo energetinė talpa yra žinoma. Kokiagi talpa būtų cinko vandens baterijų? Bent jau prognozuojama, kokia talpa būtų. Ir kada jų galima būtų tikėtis, prognozuojant? Taip, toks platus klausimas. Tai iš tiesų priklausys, kokia bus gaunama talpa nuo tos medžiagos, kurią pasirinksime kaip katodą. Tai
Cinko oksociano ferato, būtent talpa yra 86,5. Na, tokia nėra didelė, ko mes tikėtumėmės, bet stacionariems įrenginiams tai nėra taip svarbu. Na, tuo tarpu, jeigu būtų mangano dioksidas, tai jo yra ženkliai didesnė, jeigu dabar neklystu 140 ten miliam per valandžių gramui. Ir aš bent jau kiek domėjusi apie natrio jonų baterijas, tai žiūrėjau, yra labai daug startuolių dabar ir tarkim, kai atsidarydavau įvairius tinklapius, tai dažnai būdavo, kad va taip, kada jie pradėjo dirbti ir kada tai tapo jau komerciškai prieinama baterija, tai jau užtrukdavo labai ilgai. Vieniem mačiau 10 metų, kitiem daugiau negu 10 metų ir labai priklauso, koks yra tas, kokia yra ta pradžia, kiek yra turima galimybių, finansų ir aš manau, kad pirmasis uždavinys yra bendrai atrasti medžiagas, kurias mes galėtume naudoti kaip katodus, kadangi jų dar tinkamų nėra, todėl labai sunku prognozuoti, kada jos būtų. Taip. Ir dar paskutinį klausimą užduosiu, Dovilė. Ar Lietuvoje dar tobulinamos ličio jonų baterijos, ar visgi jau fokusuojamės kitur? Mano žinomis, aš galiu geriausiai pakomentuoti, ką mes darome. Tai ties ličio baterijomis jau nebedirbame, tiesiog dėl įvairių priežasčių, kadangi jos yra jau gerai pakankamai ištyrinėtos ir mes norime tiesiog plėsti tą mokslą, tai yra medžiagų, kurias mes norime naudoti baterijoms, na ir būtent cinko arba natrio jonų baterijų tos medžiagos dar nėra taip giliai ištyrinėtos, na ir mes norime pasižiūrėti, kokios jos yra, kaip jos elgiasi. Taip, ačiū labai, Dovilė. Aplodismentai.